Sveiki visi, vėl vairuosiu visą dieną nuo ankstaus ryto. Informacijos labai daug ateina, Valdas skambina, sako, žiūrėk, dailininko šito nužudymą komentuoja pats Tuskas. Taip, Lenkijoje šitas politinės žmogžudystės aktas aptarinėjamas aukščiausių lygių. Kai tuo tarpu pasikėsinimas į valdą buvo paliktas toks prabėgančios eilutės lygmenį viskas. Įsivaizduokit, koks yra požiūris į aktyvizmą. Aš vėl pasikartosiu, koks yra požiūris. Nieks nieko nedaro, pavyzdžiui, jokios prevencijos nėra, kad valdas nebūtų daromas ir toliau teisėtų taikiniu. Veikia ištisos botų fermos, jiems pritarė visokie feikiniai akauntai, tokie kaip Dugnas Vėbelė. Beje, jisai užsikasęs taip, kad mūsų tie savanoriai net negali ten prisikasti, greičiausiai teks prašyti pagalbos ukrainiečių, nes tiesiog mums būtinai reikia išryškinti, nes aplink jį būriuojasi visa ferma priešiškų tokių akauntų. Tai va, čia jisai praktiškai ir sukurtas tam, kad galėtų kenkti savanoriams, tokiems kaip mes. Nes nemaišykit su žmonėmis, kurie šiaip važiuoja į Ukrainą. Mes esam aktyvistai, inicijavę Puškino paminklo uždarimą, inicijavę Kalrašo stendų nuėmimą. Mes inicijuojam visokias kampanijas prieš tiesiog netgi geruosius rusus, kurie čia apsimeta draugais, bet iš tikrųjų kenkia mūsų demokratijai. Mes esam rakštis Kremliaus subiniai ir dedamos visos pastangos, kad mus atkirstų nuo finansų, kad mus atkirstų nuo kaip sakyti, paramos, netgi tokios moralinės paramos. Faktiškai daroma taip, kad mes liktumėm vieni, tokie, kaip sakyti, išduoti, taip ir yra iš esmės. Ir vėl aš prisimenu šitą vakarykštį ten išstojimą šito asociacijos steigėjo, net nežinau pavardės, toks biurokrato veidų, kaip ten, visuotinės gynybos asociacijos. Ir jisai ten minėjo, kad kaip valstybė gina piliečius, tai piliečiai turi ginti valstybę. Gerai, mes ginam valstybę, ginam iš paskutiniųjų mūsų valstybę. Atidavėm visas jėgas. Valdas, galima sakyti, kiekvieną dieną rizikuoja gyvybę. Tiek kaip ZSU karys, taip kaip persekiojamas taikinys Rusijos spec tarnybų. Ir jokios mes neturim, jokios tokios net moralinės paramos. Aš turiu bylą absurdišką bylą. Ir nei migracijos tarnyba, nei VSD nesidomi, kas per žmonės mus tampo po teismus, kokie jų tikslai, niekam neįdomu. Faktiškai turime surinkti visą medžiagą, tiesiog ant lėkštutės nunešti ir tai dar laukti, ar pažiūrės ar ne. Tai kaip mes laimėsim tą konvencinį karą, kai mes negalim net moraliniam lygiui jo laimėti, stebint iš mūsų, pavyzdžiui, pozicijų. Man atrodo, kad Lietuva jau pralaimėjo. Ir va šitas dabar, tas vilko labai simbolis tinka su pabrukta uodega. Žinokit, iš Ukrainos taip ir atrodo, tas italas genialiai numatė visą mūsų, kaip sakyt, kolektyvinės sąmonės būseną. Toks iš vilko pavirtęs šunytis su pabrukta uodega. Va taip mes ruošiamės karui. Tas, sakau, italas genijus. Ir visi stovi, fotografuos, nes jie, kaip sakyt, tapatinasi. Jiems gerai, jie mato tame vilke save. Aš savęs tame vilke nematau, nes mes kovojam. Jeigu lipdyčiau skulptūrą Valdo stepių, kaip aš neatsitiktinai Valdą prašinėjau kaip vienišą stepių vilką, tai jau būtų ten ta skulptūra, žinot, toks jau nesinorėtų taip labai jau, kaip sakyti, glostyti prie jos. Tai va, taip skiriasi būsenos mūsų ir labai dažnai mus vadina agresyviais, piktais. Kai jūs pamatysit tai, ką mes matom,
Tai jūs irgi būsit labai pikti, ypač ant rusų pasaulio, kurie čia prilindę gerųjų rusų pavydalų, aiškina mums, kaip turi atrodyti parama Ukrainai, kaip turi atrodyti savanoriai. Čia tas visas, žinokit, piešimas savanorių kaip kažkokių cielkų, atsiprašant, dvasingų cielkų, tai yra čia rusų naratyvai. Čia rusų naratyvai, norint visą tą savanorių aktyvizmą, savanorių darbą pavirs kažkokiu elito žaidimu, kur ten tarp šampano gerimų nuvažiuoja ponai kažkokie pasifotkinti iki Ryvinės, pavyzdžiui. Ten pasifotkina, Kijeve, ten Maidane pasifotkina ir grįžta. Kai tuo tarpu mūsų proletarų fondai varom iki Krematorskų, iki Zaporyžės, iki Pokrovsko, į patį pragarą, kaip minėjau. Į patį pragarą jau varai tuneliais kilometrais, tais antidroniniais tuneliais. Tai kaip jūs įsivaizduoja, kam tie antidroniniai tinklai? Ten yra pavojinga, tenai į dangų reikia žiūrėti į plentą, nes ten sudaužyti kraterį. Tu užsukęs kažkur, atsiprašant, pamyšti, gali užsirauti ant minos. Tai mes ten važiuojam. Suprantat? Ne tie šampaniniai patriotai, jų ten kojos niekada nebus. Tai va. Ir jie dabar nori šitie ponai uzurpuoti visą paramą, aktyvizmą. Ir jiems, matote, netinka tokie grūbus aktyvistai, kurie gali nusikeikti kamerą. Tarp kitko, Dugniai Vėbelė, išsikirpk, eik nachui Vėbelė, mes tave surasim. Ir nesiskūs ten, kad tave persekioja. Tave mes norim tiesiog išviešinti, ištraukti dienos šviesą, pamatyti tavo snukį baikštų. Nes sėdėti už fykinio akaunto ir tyčiotis iš moterų, iš svorio, iš amžiaus, tai čia aš nežinau, čia jau nebe dugnas, čia jau pramušti visi dugnai. Ir dar kreipiuosi fondus, kurie labai džiaugiasi, kad juos Vėbelė reklamuoja kaip geruosius. Tai jūs susimastykite, ar tik tai nekenkia jūsų reputacijai toksai veikėjas, kuris tyčiojasi iš žmonių, kaip ir minėjau, iš išvaizdos, iš lyties, iš amžiaus. Čia ir žemiausio lygio patyčios. Čia, nežinau, čia jau toks rusų pasaulis, kad nesugalvosi geriau. Tai va. Ir mes tikrai surasim. Perkasim viską, bet mes šitą kenkėją, Kremliaus, kaip sakyti, zadanių vykdytoją mes atrasim. Nes jisai groja pirmuoju smuiku, valdą darant teisėtų taikiniu. O kadangi valdą saugo ukrainiečiai, konkrečiai saugumo tarnybos, tai, kaip sakyt, prašysim jų pagalbos. Nes čia įeina šitą apsaugos sferą. Nes šita visa ataka jau yra sisteminga, metodiška ir daro žalą saugumui valdo netgi. Tai va. Jau liktai viską pasakiau, dabar Dugniai Vėbelė gali karpyti ir daryti savo klipus. Nes tik tiek tu sugebi baily, sėdėdamas po feikiniais akauntais užsikasęs po 9 dugnais. Bet yra priemonių ir po 9 dugnais tave ištraukti. Galėsi tada, kaip sakyti, tarp kitko, savanoriai sakė, kad jisai net ne iš Lietuvos transliuoja. Todėl yra problema surasti. Labai jau jisai, sakau, tenai užvinioja savo duomenis. Tai va, viso gero.